Sveiki visi, sveiki mėlyjeji. Šiandien su jumis kaip ir kiekvieną sekmadienį Artūras ir Trading Inkubatorius pabandysim pasižiūrėti iš tikrųjų, kas nutiko praeitą savaitę. Pasakysiu atvirai, kad praeitas mėnesis tikrai nebuvo pats geriausias, nieko ypatingo nebuvo. Darbo dar turėjau papildomai su klasėm, su online kursu, pro kursas baiginėjęs į pabaigą, dabar jau liko paskutinis praktikos mėnesis, tai va pradedam taikyti jau kažką tai praktiškai. Tai jau iš tikrųjų jau galima įsivažiuoti į tas tokias vadinamas tradingo vėžes, ne? Bet vėlgi žinant, kad atėjo vasara, tai mes rugpjūtį visiškai ilsėsimės, tai nebus nei jokių video, nebus nieko. Visiškai ilsėsimės ir salėje nieks nebus ir nieko neįleisim. Ir pradėsim viską tik tai tvarkingai nuo rudenio. Taigi pabandykim pažiūrėti iš tikrųjų, kas pas mus vyksta markete. Pradėkim nuo svaro ir Japonijos jenos. Tai svaros ir Japonijos jena turi 1.500. Tokia situacija savaitiniam grafikė išsipaišė, kuri, kiek žinot, price action, tai rodo testinumą, kainos testinumą, tai yra judėjimą kažkokį tai arba šitos vietos, arba pagrindinės tendencijos, kuri yra. Tai pagrindinė tendencija yra į apačią. Jo, viskas, kas vyksta šičia, yra tik tais į viršų. Tik tais korekcija, atsiprašau. Tai šitose vietose reikėtų nepamiršti. Aš kiekvieną kartą sakau, kad vat yra lengvi pinigai, tik tuos pinigus pasimkit nuo stalo, jie padėti ant stalo, tie pinigai stovi, sudėti, surūšiuoti, ne? Susitvarkyti pirmiausia reikia su kuo? Su savo nuostoliais. Kai su jais susitvarkom, su pelnais marketas susitvarkys pats. Jau daug kartų savo video parodžiau, iš tikrųjų taip nutinka, kad tos situacijos vis tik tais išsipaišo, ne, kad kažkas tai panašaus būna kaip dabar tais. Šičia aišku situacija galimai gali sutrukdyti visą šitą vietą, bet jeigu visa šita vieta tvarkingai prasimuš ir price action vėl duos signalins, kad parduokit, tai norėčiau, kad kitą savaitę iš tikrųjų pasigirtumėt, kad kuo daugiau žmonių pasigirtų, kad, pavyzdžiui, išsipardavė 479 punktus laisvai, ne? Jeigu tik tais marketas tokią galimybę duos, nes jisai šitoj vat vietoj paliko tą vadinamą tokį, sakau negražiai aš ten taip painiu, bet paliko tokią vat vietą, 190 punktų, ne, ir tie 190 punktų vis tik tais dar yra neišparduoti, tai vat juos iš tikrųjų susirinkti pakankamai paprasta būna. Vėlgi sakau, skaitykit price action, pirkimų jokių kategoriškai, čia yra kažkas tai, čia galimai gali būti jo galvos pečių formuotės ir visa kita. Kol kas tokių dalykų nežinau, nes galvos pečių formuotė yra tik tada, kada jinai yra visiškai susiformavus. Pagarba. Tai tiek Australas USD irgi. Taip jums reikia visiems, kurie iš tikrųjų eina prieš trendą, tai eina šičia į apačią. Aš sakiau, aš čia nepardavinėjau ir nepardavinėsiu. Viskas, kas vyko šičia, čia pas mus buvo ir čia vieto, ir ofise žmonių žinau, ir parašo daug kas, man dabar parašo, pavyzdžiui, per savaitę po 10, po 12, po 15 laiškų, žmonės klausia, va, kaip tu darytum ten, ką tu manai apie tai, taip toliau ir panašiai. Tai aš žinau, kad negalima daryti nieko prieš trendą, nes viskas, kas vyksta prieš trendą, tai, kaip ir sakiau, stop lossų gali būti nuo 1 iki X. Kai tu eini su trendu, tu gali gauti maksimaliai vieną stopą, ne? Nu, gali būti, kad 2 stopai bus, jeigu ten tu dar bandysi, tarkim, ten ištaisyti nuostolį pasikėdžinės kažkur. Kitu atveju, tai greičiausiai bus vienas jisai. Viskas ir toliau šičia eina su trendu. Kas nutiko šitoj poroj, tai nutiko tai, kad pas mus klasėje tas mokinukas, kuris vienas dabar baiginėja, valandiniam grafike praėjom, sako, žiūrėk Artūrai, čia kaip tik sako, tas pats variantas, apie ką kalbėjom. Tai tas variantas yra paprastas. Čia viskas tvarkingai įsidėliojo, jo, tai yra 1, 2, tai yra double bottom, tai yra dviguba apačia, ne, tai yra ta vieta, apie kurią visi mes visą laiką žinom, kad reikia čia kažkur pirkti, jo. Na ir mes prisipirkom šičia. Čia prisipirkom su ypatingai mažais stop lossais, čia buvo 1, čia buvo 2, čia buvo klaustukas su trejetu, jo. Šitose vietose buvo 61 ir
pratraukė viskas čia šiek tiek į viršų, paskui šovė viskas jau stipriau į viršų, ne? Tai aš šitų visų judesių, visų šitų naujienų, non-farmų, šmarmų, visų šitų, aš jų niekada negaudau ir niekada gyvenime negaudysiu. Šitie dideli judėjimai, kurie yra po 200, po 300, po 400 punktų, man yra absoliučiai nebeįdomus. Pasakysiu kodėl. Aš visą laiką klasiai bandau žmonėm paaiškinti ir išmokinti tuos žmonės, kad jie suprastų elementariausią dalyką. Jeigu yra protingas traderis, tai jis kažkur, jeigu jisai kažkur tai mato, jeigu jisai tikrai supranta price action, jisai tą price action skaito, jisai kažkur tai šičia parduoda tokoj vietoje, jo. Kaina važiuoja į jo pusę, kad ir su mažesniu lotu, ne, paskui ten gali lotą ten didinti kažkaip, jo, persikelia tuos savo stop lossus ir jeigu jis kažkur tai gauna tą tokią 200 punktų ar ten 300 punktų žvakę, tai šita žvakė yra tik tais bonusas už tai, kad jisai supranta, ką jisai daro šitoje vietoje. Tai čia yra protingo traderio darbas, kada žmogus įeina kažkur, kada jisai jau turi papildomų pinigų, kada jisai yra jau apdraudę savo pozicijas ir kai jau ten kažkokios tai naujienos kažkur tai nutinka, tai ten realiai jau būna nebeįdomu. Tik tiek, kad tau būna papildomų pinigų ir kartais jau būna pakankamai daug tų papildomų pinigų. Tai čia yra tie traderiai vadinami bonusai. Tai aš stengiuosi pats tai prekiauti ir stengiuosi šitaip mokinti kitus žmonės, kad jie šitaip prekiautų, o ne kažkur tai šičia, ale tai neva gaudyti tą judesį 2 arba tenais tų 300 punktų. Susirinkti reikia bonusus. Bonusus duoda marketas pats. Jūs susitvarkykit tokiose vietose su savo tokiais minimaliais nuostoliais ir kai su tais nuostoliais susitvarkom, tada mes iš tikrųjų padarom savo darbą. Kažkur marketas buvo šičia, galima buvo tiesiog persikelti į nulį, ne? Tarkim į nulį tą pending orderį, bet čia pas man jie buvo perkelti šitie. Ir paskui marketas savo darbą sudirba pats. Čia mes pasihedžinom, čia dar buvo nupertas vienas sandoris padarytas, jo, čia pasihedžinom, dabar lauksim, žiūrėsim, kas čia su juo bus. Tai šitai porai kol kas tik tais į viršų ir dar kartą į viršų. Tas pats lygiai vyksta New Zealand USD, lygiai tas pats. Iš tikrųjų, šitose vietose dabar čia truputėlio trūksta. Nesitikėkit, kad paprastai tai marketas eis ir praeis. Dažniausiai taip nebūna. Jeigu taip nutiks šį kartą, tai bus greičiausiai koksai vienas kartas iš 10. Tai yra 1 prie 10. Daug kartų rodžiau, daug kartų pasakojau ir gyvai, ir gyvuose grafikuose, ir praeitį, ir visur kitur klasiai savo, kaip marketas reaguoja šitas vietas. Čia visą laiką atsiras grupė žmonių, kurie pradės pardavinėti. Visą laiką atsiras. Kodėl? Nes čia yra prieš tai buvusios viršūnės ir tų kainų kartais kažkas nori nenorėti, jas nori patraukti, patemti, dar kažką jums padaryti. Jo, čia buvo, matėm, apsisukimas, čia tęstinumas idealus, čia žiaurus pirkimas buvo ir šitose vietose dažnai būna, kad atsiranda trumpą laiką pardavėjų, ne? Paskui ties vėl jie čia išnyksta ir važiuoja toliau pirkėjai. Tai šičia reikia būti truputėlį atsargiems. Jeigu čia, jau čia nespėjot įeit, tai šitose vietose aš mokinu, kad tai yra neprekiaujamos zonos ir juose prekiauti griežtai kategoriškai draudžiama. Bet šita pora yra pirkime ir daugiau niekur. USD ir Japonijos jeną kalbėjom prieš savaitę, kad aš ieškau šitai porai, kur prasiduoti, jo, tai šitoj poroj buvau sykį prasidavęs šičia, čia gavau stop lossą, vieną jį ir te gavau, šičia buvo pending orderiai padėti, kada kaina buvo įsinešus čia į priekį, valandiniam grafike buvo paliktas tam tikras ūsas vienoje vietoje, po tuo ūsų buvo paliktas pending orderis, tą pending orderį pasiėmė ir viskas, kas vyksta čia, tai jau yra ne mano kompetencijoje, čia yra ne mano reikalas, kas vyksta šičia. Čia vyksta tai, kas turi vykti. Marketas, kaip ir sakiau, susitvarko su visais šitais dalykais labai paprastai. Mūsų darbas yra įeiti geroj vietoj ir susitvarkyti su nuostoliais geriausioje vietoje. Visą kitą marketas padaro pats. Taip ir toliau, kaip ir prieš tai rodžiau svarą ir Japonijos jeną, pažiūrėsiu, kiek gale savaitės žmonių bus pasinaudoję šitokom progom ir kiek iš jų bus pasiėmę 1.05. Nebūtinai dabar tai tą reikia daryti, kad aš tai pasakiau. Tiesiog kartais gali būti dar tokių niuansų, kad jis dar čia patampys nervus ir jisai grįš iki čia ir tik paskui jisai pasiims, tarkim, tą 1.05. Viskas, kas vyksta prieš trendą, atsiminkit, tai yra tik tais korekcija. Aš nesuprantu, kodėl žmonės šitiek metų to nesupranta. 200 ar daugiau metų egzistuoja ta pati taisyklė,
kurios kažkodėl tai niekas nesupranta. Aš labai norėčiau, kad Lietuvoje būtų, kad visur būtų kuo daugiau tų prekiautojų, kurie uždirba pinigus. Ir jie atrodo taip, lygtais visi lygtais ir nori, bet jie vis tiek prieštarauja tiem dėsniam, kurie iš tikrųjų egzistuoja jau labai daug laiko. Ieškom tik tais pardavimų, pas mus čia buvo pardavimai, čia buvo užhedžinta šitoje vietoje, taip gaila, atrodo kartais šitos pusės, kad tokio vietoje užhedžinė, ne, kai dar kaina važiuoja, bet čia buvo šita vieta, dėl to čia buvo sudėti hedžai ir jie pasiėmė be manęs penktadienį. Dar čia laukia pending orderiai, pardavimo, kurie turėtų tempt, tarkim, iki čia, ne, jeigu iki čia dar temps, einu iš čia lauk ir stebiu, kaip marketas veiks prie šitos kainos. Svaras USD minėjau, kad lygtais į pirkimus į praeitą savaitę. Toliau laikausi pirkimų, buvo labai mažiukai paimti pirkimai, pirkimas, bet atšoko truputėlį. Toliau ieškau to pačio, čia yra viskas dėžiai iš esmės, bet čia yra vėlgi kažkas tai yra šičia, čia kažkas vyksta vėl nenorom, šitos apačios kol nepadarė, tol šortų negali būti. Jeigu šita apačia bus padaryta, tada tvarkoj, tada lauksiu kažkur kainos galbūt čia ir tada aš jos bandysiu pirkti. Kol kas tokie nedideli pirkimai ir tikrai jokių pardavimų. Euras USD. Palaukite, kad čia manau ne euras USD. Ai, va tas euras USD, čia kažkur pas mane dar buvo kita sąskaita. Šitoj vietoj euras USD yra šitaip. Euras USD. Vat pirmą kartą per kiek tų mėnesių, paimkim tos mėnesius, tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Per 15 mėnesių, tai per 14 maždaug mėnesių, pirmą kartą, tai yra antras kartas, aš vieną kartą va šičia pirkau, ne, va čia pirkau kažkur, čia įsipirkau tokį mažiuką gabaliuką ir dabar pirkau meluoju, ne čia kažkur ten toliau, labai atsiprašau, ne. Dabar radau antrą kartą, kada jo, šičia pirkau, buvo pirkęs, ne, ar gal ne šičia. Radau antrą kartą, kada būtų galima pirkti, ne? Tai vėlgi pagarba tokiom vietom. Čia nupirkau trečiadienį, čia buvo pending orderis, paėmė tą mano pending orderį ir nuvažiavau į apačią. Stop lossai buvo šičia po apačią, paskui jau penktadienį perkeliau juos į šičia, čia buvo su mažesniu truputėlį lotu, čia biskį su padidintu. Va dar vienas pendingas paimtas jo. Ir vėlgi ta pati sistema, tai yra, aš pasiėmiau jį šičia, jisai paėmė man pending orderį, viskas vyko kitą dieną į apačią, nepanikuoju, stop lossai sudėti čia buvo 1, čia buvo 2, čia buvo 3, šita vieta yra bet kokiu atveju padaryta, kad ir kaip bebūtų aukščiausios kainos, kažkada tai norėjau aukštesnės negu buvo prieš tai 13 ar 14 mėnesių ir tai yra faktas, šie yra paskutinė žemiausia. Žemesnės daugiau niekada nepadarė, darė aukštesnės ir dar kartą daro aukštesnės ir daro čia aukštesnės ir daro aukštesnės negu šitas, jo, šita aukštesnė už šitą, šita aukštesnė už šitą, taip toliau ir panašiai. Taigi vėl naujienos marketas sudirbo, kaip jam reikia sudirbti, tie bonusai paimti, tikėkime jis važiuos ir toliau į viršų. Pirmadienį reikia stebėti, kaip atsidarinės marketas, kaip jisai reaguos į tai, kas buvo padaryta penktadienį, gali būti lygiai tokia pati korekcija į apačią, gali būti visko. Tai pirmadienis šiaip yra ypatinga svarbi diena, galbūt tas daryti kažkur tai su gepu vėl iš karto turėsim 100% informaciją, žinosim, ką daryti į vieną arba į kitą pusę, pirkt, parduot, užsidaryti, dar kažką tai daryti. Tai su šita pora tiek. Tai pirmą kartą susilaukė dėmesio iš manęs, kiti gal čia ir daugiau turėjau jos, aš nežinau, bet aš pirmą kartą šitoje poroje čia taip jau pradėjau žiūrėti ją rimčiau. Tai dabar jau, nes pas mane laiką klausimai būna, ne pas mane, bet tiesiog pas kitus žmonės man skambina rašo, sako, kaip ten tas euras USD. Tai šiai dienai galiu pasakyti, kad euras USD taip pat ir yra, pagarba vėl. Tai būtent šitaip, ne? Kur aš? Svaras Australas paėmė mano pending mažiuką orderį, nemačiau, nesitikėjau, kad jis taip jį paims. Vėl tas pats dalykas čia.
pagarba, mėlėjai, 200 metų vyksta tas pats per tą patį. Nu, nebūkim tais naivuoliais, kurie galvoja, kad vat ėjo ir eis ir neva eis. Nu, tai jeigu kažkas tai vadinasi palaikymu arba pasipriešinimu, nu, tai ir kreipkim dėmesį į tuos palaikymus ir pasipriešinimus. Ėjo iki šičia, tai ir pirkom su kolegom, ir čia pirkom, ane, ir čia pirkom, čia buvom pirkę berots jo. Ir kai kažkur esam, kur šitiek metų veikia šitie dalykai, nu, tai paliekam tą porą ramybėje ir arba žiūrim, kur čia pasipelnyti kitą pusę, arba laukiam tiesiog viskas. Tai kol kas paimti mažiukai, matau, užsidarimas, kaip matau, žemesnis negu šitos didelės žvakės buvo, tai jau yra geras ženklas. Nesitikėjau, kad penktadienį paims realiai ir čia neuždėti, matom, pas mane niekur stop lossai yra, bet čia mažiukas tas orderis, nieko gal tokio ypatingo nebus. Pirmadienį greitai ryte atbėgsiu, susidėsiu viską, kur ką priklauso. Tai tik tais į apačią. Euras ir svaras. Euras ir svaras, norėčiau, taip ir norėčiau, mano norai niekam nerūpia, ne, mano norai niekam nerūpia. Aišku, aš esu, kaip ir sakiau, tik tais užpirkimą šitos poros, yra pagrindinė tendencija, jos yra į viršų ir viskas, kas vyksta į šitą pusę, yra tik tais korekcija. Šičia gaila, kad nepasiekė, netikiu, dažniausiai pasiekia. Taigi vis tiek esu šitoj poroj už pirkimus ir dar kartą už pirkimus. Viskas, kas vyksta su svaru, būkit mėlyje atsargus, labai atsargus. Ne? Tai reikia labai atsargiai tą visą dalyką daryti su svaru, kas vyksta. USD Kanados doleris, tas pats per tą patį, vėl pagarba, vėl tas pats ir vėl tas pats, viskas tas pats. Šita pora, kaip ir sakiau, kaip ir svaras Australas ir svaras Kanada ir USD Kanada, tai yra, kaip aš jau minėjau, metų pora, tai jau ačiū Dievui pusę metų pataikiau. Ir pirmą kartą pradėjau pardavinėti čia ir visą pusmetį sėkmingai pardavinėjau ir viskas buvo ok. Tai ir toliau nepalieku tos pačios minties, tos pačios idėjos, nes pagrindinė tendencija jos yra į apačią. Žemesnės yra padarytos ir aš ieškau tik tais pardavimų. Euras Japonijos siena 16 minučių ir jau laikas turbūt baigėsi. Taigi šiandien, mėlieji, tiek. Čia būtų galima iš tikrųjų dar pakalbėti ir apie kitas poras, yra kitų variantų. Naftą savo, pripažinsiu, uždariau su nuostolingai. Pirmą kartą per 5 metus turbūt įkišau nagus į naftą ir pirmą kartą niekas neišėjo. Tai geriau nekiš nagų, kur ko nors nesupranti, ne? Tiek šitam kartui. Visiems geros prekybos, valdykit riziką ir neikit prieš trendus, skaitykit price action, nes tai yra vienas iš pagrindinių marketo dalykų, tai duoda pačią geriausią kainą. Pažiūrėkite į šitą vietą. Duoda pačią geriausią kainą iš tikrųjų prisipirkti arba prisiparduoti. Sakiau, kad net laikys šitas. Jisai eis, matysite į apačią. Duoda prisipirkti arba prisiparduoti geriausiam kainom ir susidėti tvarkingai iš tikrųjų stop lossus arba pending orderius. Šiandien tiek, geros savaitės ir susimatom ateinančią savaitę. Iki.